Ir norime tiesiog kartu su projekto vadovu Sauliumi pereiti kartu su jumis buvo atremontuotas, atnaujintas patalpas ir pristatyti, kas juose pasikeitė, kas naujo ir ką mes ruošiamės šiuose patalpose, kaip jas mes norime įveiklinti. Tai jeigu pradedant nuo įėjimo šio, pro kurį visada tikime sulaukti daug žiūrovų įeinančių, tai vadinasi mūsų pirmo aukšto foje, žiūrovų sutikimo vieta. Labai džiaugiamės tuo, kad šią erdvę papuošėme išties mums brangiu pano, kuris yra kultūros centre nuo 1980 metų. Jo autorius yra Eugenijus Kazimieras Jovaiša ir šis pano kabojo iki remontų kabinėse atsiras, nes lankytojai to pageidauja, prieš reikintis norėtų prisėsti ir išgerti kavos puodelį. Na, o toliau norėtumėm pakviesti tokią apgalvojom schemą, apgailestaujam, į Rūsį nenuvesim. Ten atskirų reikėtų nuėjimo ir aprodyti visas rekuperatoriaus vedinimo, instaliavimo, šiluminio mazgo ir visa kita. Mes dabar parodysim tai, kas iš tiesų akį džiugina ir bus atverta daugumai lankytojų. Na, tiesiog taip jau susiklosti, kad išsaugant visą šitą pano, kuris yra autorinis darbas žinomos skulptorė keramikės Gražinos Stumburienės, jai dabar per 80 metų maždaug. Ir kada klausim, na, kokiu būdu galima būtų atrestauruoti šitą visą darbą, jinai pasakė, kad ypatingą glazūrą taikė, receptūrą tik jinai žino ir nežino, kas Lietuvoje iš esmės galėtų padaryti, pasiūlė kreiptis į restauravimo įmonės ir taip toliau. Na, mes neturėdami pakankamai resursų padaryti originalius dalykus kai kuriuose vietose, kreipėmės į Zigmą Morlensą, kuris mielai padėjo ir aš taip galvoju, vis dėlto ant tų dalių reikėtų paties kažkokio asmeninio įspaudo. Nes vargu ar kas nors atpažinsit, kurioje vietoje tie pataisimai yra įvykę. Tai jeigu įdomu, tai trumpai pasakius, tai butaforiniu būdu, kadangi scenografas, tai aš tuo principu ir pritaikiau. Ir labai džiaugiamės, kad šitas antro aukšto foje, kaip vadinamas, jis išties yra paklausus, visą tą laiką būdavo įvairioms vakaronėms, renginiams, mokymams. Ir labai norėjome, kad ši erdvė nebūtų, kaip aš sakau, biuriniu principu padaryta. Nu, vien baltos sienos ir nieko neišlikti tai, ką turėjome gražu.
Labas vakaras, gerbimi svečiai, susirinkę į ypatingą šiems namams vakarą. Neatsitiktinai mes pradėjome vaizdais iš paskutinių prieš didįjį pasikeitimą renginių, kurie vyko šiuose meno ir kultūros namuose, nes daugelis jurbarkiečių tokius šiuos namus prisiminė iki šios dienos. Ir nesvarbu, kad ten buvo ir sienos pilkos, ir kai kur įtrūkusios sienos, ir daugelis iš čia esančių prisimena netokias minkštas sėdynės. Ar ne tai buvo? Bet viskas, kas čia vyko, dabar jau lyg ir istorija, bet vyko su didžiulė begalinė meilė jums, brangus žiūrovai. Ir kai atėjo 2020 metai ir šios visos šių namų erdvės ištuštėjo, nes prasidėjo remonto darbai. Ir mes tada tik supratome, kaip mes ilgime savo žiūrovų. Ir dabar, lai nesupyksta čia dalyvaujantys šiame vakare statybininkai, statybos, visokių darbų atstovai, jie dabar mūsų nei nubaus, nei pagrumos pirštu, nei ką nors mums priekaištaus, nes mes šių namų darbuotojai vieną dieną galbūt ir pavogėme iš statybos etapų grafiko, bet susirinkome šioje salėje tam, kad galėtume savo patiems mylimiausiems žiūrovams parašyti video laišką, kaip mes jų ilgimės. Ir štai šiandien prieš tuoj įsižiebent dar ryškesnėms šviesoms, mes pasižiūrėkime ir prisiminkime tą laišką. Dėmesio į ekraną.
ką, eina pirkt toliau. Taigi, štai ir atsitiko tas momentas, kad mes visi šiandien čia susitikome. Jūs neįsivaizduojate, kaip malonu vėl jausti iš salės sklindančią šilumą ir tokį nedidelį šurmulį, bet aš tikiuosi, jo bus daug daugiau. Ir kągi, prasideda naujas Jurbarko kultūros centro veiklos etapas gražiose, šviesiose erdvėse. Ir ši scena labai matė daug kolektyvų. Ir mes galvojome, o kas pirmieji turėtų žengti į šią sceną. Tai tikriausiai toks kolektyvas, kuriam ši scena yra, išėjimas į šią sceną yra pirmasis. Nes jis nėra nė karto koncertavęs, stovėjęs ant šios scenos prieš tokią gausybę žiūrovų. Šis kolektyvas net nebuvo dar susikūręs. Prieš prasidedant renovacijai, jis susikūrė, kai jau viskas buvo išardyta. Ir to jaudulio, ir to vaikščiojimo šią sceną jis nėra patyręs. Bet dabar, šiandienos proga, jis mums išeis, pasirodys ir padainuos. Tai sutikime Jurbarko kultūros centro moterų choras Saulė. Taigi prieš jūs choras Saulė, kolektyvo įkūrėja, subūrėja, vadovė ir dirigentė Danutė Lapienė, koncertmeisterė Evelina Tamošaitytė ir kolektyvas jau kitur, kad ir koncertavęs, bet kaip jau minėjau, čia pasirodys pirmą kartą. Taigi būkime atlaidus, gražiai nusiteikę, šypsokimės. Jis taip pat jau pradėjo ruoštis, kaip ir daugelis, ne tik tai mūsų rajono, bet ir Respublikos kolektyvų kitais metais įvyksiančiai jubiliejiniai dainų šventei. Ir šiandien jos sudainuos Kęstučio Daugirdo išplėtotą lietuvių liaudies dainą Užaugo liepa. Lygioj vieta
Moterų choras Saulė. Kuo geriausios sėkmės jums, moterys. Džiugu, kad tokių naujovių su mūsų kultūros centro atsinaujinimu atsiranda. Jų tikimės bus ir daugiau, kuriomis galėsime džiuginti visus žiūrovus. Na, o dabar Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė. Aš noriu, kad ji atlydėtų garbius svečius į šią sceną. Prašau, Labas vakaras, gerbiami svečiai. Labas vakaras, gerbiama publika, atvykusi šiandieną į mums brangų kultūros centrą. Šiandieną iš ties yra didelė šventė visai bendruomeniai. Pagaliau atėjo ilgai lauktas momentas, kai mes plačiai atversime kultūros centrų duris įvairiems renginiams. O šiuo metu, žiūrint į salę, kurioje sėdite jūs, iš ties apima džiugus, šiek tiek graudus, bet smagiai graudus grįžimo namo jausmas. Ačiū, kad esate kartu. Kelias namo nebuvo lengvas, bet įdomus. Per šį laikotarpį buvome tapę keliautojais, keliavome po įvairias miesto ir rajono erdves ir įstaigas. Ir tai nebuvo blogai. Tai buvo nauja įdomi patirtis, iššūkiai skatino mūsų kūrybiškumą, naujų išraiškos formų ieškojimą. Ir visos kultūros centro bendruomenės vardu aš labai dėkoju rėmėjams, bažnyčių bendruomenėms, įstaigoms, organizacijoms, kurios visada padėjo ir prisidėjo prie mūsų kūrybinių sumanymų įgyvendinimų. Labai nuoširdų ačiū tariu ištikimiems žiūrovams, kurie visada lankėsi mūsų renginiuose, nepriklausomai nuo to, kokioje erdvėje ar vietoje juos organizavome. Negailėjau gražių žodžių ir visada skatinu eiti pirmin. Aš labai esu dėkinga Jurbarko kultūros centro darbuotojams ir patiems brangiausiams, mylimiausiams mėgėjų meno kolektyvų nariams, kurie sugebėjo prisitaikyti prie esamos situacijos ir išnaudoju visas esamas galimybės ir nenustoju kurti. Labai smagu ir tai, kad per šį laikotarpį susibūrė ir naujų kolektyvų, ir gimė naujų kūrybinių projektų. Ačiū Jums, mėlyjeji. Na, o visi mes kartu esame labai dėkingi visiems prisidėjusiems prie Jurbarko kultūros centro atnaujinimų. Tai jūsų visų dėka šiandien mes turime gražius, jaukius, modernius namus. Mums ši vieta tai ne tik pastatas, mums tai namai, kuriuos norime puošti gražiais kūrybiniais projektais, mums tai namai, kuriuose visada ir visi esate laukiami. Tad sveiki sugrįžę namo, sveiki atvykę į atnaujintą kultūros centrą. Ačiū Jums. O kad mūsų šis kultūros židinys būtų gražus, erdvus, jaukus, kad erdvės būtų pritaikytos kultūriniai veiklai, atitiktų mūsų kultūrinius poreikius, mes labai esame dėkingi Jurbarko rajono savivaldybei. Prie mikrofono kviečiu Jurbarko rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių. Labas vakaras, mėly jurbarkiečiai, gerbiamas Seimo nary Ričardas Juška, gerbiamas kultūros ministrė, gerbiamas įmonės, kuri statė vadovę. Šios dienos laukiam ilgai, nes ši salė, šitie rūmai yra labai svarbus mūsų bendruomenėje. Juose nuolat šurmuliavo kolektyvai ir matėme visi, kad reikia pertvarkyti, reikia sutvarkyti, bet reikėjo pasiryžti. Atrodė, kaip bus, kaip mes uždarysime salę. Bet uždarėme salę ir tada visi susitelkė ir reikėjo
didžiulių pastangų, didžiulės komandos darbo, bendro darbo ir noriu padėkoti kultūros centro komandai, visai darbuotojams, direktoriai. Noriu padėkoti administracijai, savivaldybės administracijai, buvusiam direktoriams Vidarė Kešienė, Raimondui Bašiui, dabartiniai mano politiniai komandai, tarybos nariams, kurie tikrai vieningai palaikė, patarė, padėjo, balsavo už papildomų pinigų skirimą. Noriu padėkoti kultūros ministerijai, nes ministerija didžiulę dalį skiria finansavimą, be jos mes tikrai to nebūtume padarę. Ir rangovam, kurie ieškojo sprendinių įvairiausių, nes matote, turbūt nepažįstame pasikeitusias erdves, kurias dažnai reikėjo eigoje keisti pagal derinti darbų projektus. Linkiu, kad šiuose namuose, šiuose rūmuose nuolat šurmuliuotų saviveiklininkai, kad salė būtų pilna žiūrovų ir kad čia rastų savo vietą tiek jaunas, tiek senas. Linkiu visiems gražios šventės ir didžiulės sėkmės. Ačiū už palinkėjimus. Prie mikrofono kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį Ričardą Jušką. Labas vakaras, gerbiami jurbarkiečiai, labas vakaras merė, ministrė, kultūros darbuotojai, tarybos nariai. Šiandien labai daug prisiminimų ir esu pakylėtas, kaip daugelis iš jūsų, nes Jurbarko kraštas visą laiką didžiavomės kultūrą, kultūros darbuotojais, kurie garsino mūsų kraštą, garsina ir tikiuosi garsins. Prisiminimų labai daug, bet ši diena nubraukia tam tikrą ribą tų prisiminimų, nes įgyvendinant projektus džiaugiamės visi, bet to juodu darbu, tų sunkumų, turbūt ir lieka tos komandos, tų atsakingų darbuotojų žinioje ir valioje. Šiandien prisiminti 15 metai projektų įgyvendinimas, tai buvo vidus. Bet aš prisimenu nuo idėjos ir 1 200 000 litų skyrimą pagal paraišką išorėje. Prasidėjo viskas nuo išorės. Vidus tai apdaila, kaip ir namą pastatyti reikia nuo išorės. Prisimenu tuometinio direktoriaus Petro Vainauskų nerimą. Kažkur tai Jurbarke girdėta situacija. Pinigai skirti, pinigų yra, metų pabaiga, rangovų nėra. Prisimenu ir tas bemiegęs naktis, ir Petro išvykas miegot pas rangovą Tarpdurį, kad užbaigt važiavimus į ministeriją pasikeitė ne vienas ministras, ne vienas Seimo narys, ne viena vyriausybė. Ir šiandien išskirtinai norėčiau padėkoti ir Simonui Kairiui. Nes šios kadencijos pradžioje jam tapus ministru, man liko atlikti tokį vaidmenį, kaip pas mus įprasta sakyti, tarpinės vaidmuo, tarp merų ir ministerijos. Bet svarbu, mes visi orientuoti į rezultatą ir turim galimybę juo pasidžiaugti. Išskirtinai taip pat norėčiau padėkoti ir žinau įgyvendinant projektą, kas daugiausia neša atsakomybę ir kas naktim nemiega. Tai Aida, ačiū tau ir Skaidrai didžiulis ačiū. Aišku, įvertinant ir visą kolektyvą. Aš prisimenu ir žinau, kiek tai kainuoja sveikatos, kiek reikia patylėti, sugebėti patylėti. Bet kai smagu, turim galimybę susirinkti ir pasidžiaugti visi. Šiek tiek neperspėjot, aš dar pasistengsiu, kad ir koncertui laiku liktų. Taip, aš tą norėjau priminti. Dar vienas toks pastebėjimas. Grynai pagal lietuvišką charakterį, pavydų jausmas toks buvo.
Tauragė turi kultūros namus, baigė, išsiveržė į priekį. Pagėgiai pirmieji, žiūriu į merą, dabar Pagėgių, irgi nuostabi salė. Šakiai vėliau startavo, finišavo, džiaugiasi rezultatais. Bet šiandien sėdėdamas pagalvojau, kad yra vienas labai didelis privalumas. Tame, pas mus viskas naujau, jau kaip Pagėgių merui kitiem jau reikia galvoti apie remontą. Pas mus viskas nauja. Vaiduk tavęs laukia iššūkiai, o Jurbarke viskas kvepia nauja. Ačiū visiems, kurie dalyvavot, dirbot, prisidėjot prie šio projekto įgyvendinimo, kad mes ir toliau galėtumėm didžiuotis savo kultūros darbuotojais, kad ir toliau galėtumėm didžiuotis kolektyvais, pasirodymais, kurie garsina Jurbarko kraštą. Sėkmės kultūros centrui ir kaip užsirašę, aš net nebijoju, kad jūs paliesite kiekvieno sielą. Sėkmės jums. Ačiū Seimo nariui. Prie mikrofono noriu pakviesti Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Simoną Kairį. Labas vakaras, merė, Seimo nariai, kiti kolegos, šių namų šeimininkai ir visi tie, kuriem brangus šis pastatas, brangi ši vieta. Aš irgi nebuvau perspėtas apie pasisakymo laiką, tai irgi neprognozuoju, kiek aš užtruksiu. Ir aš suprantu, kodėl aš sėdėjau šalia Pagėgių mero. Tai turbūt dėl to, kad, kaip ir sakė Ričardas, kad reikia žiūrėti ir plačiau. Bet akivaizdu, kad taip, tai yra teisybė. Tas, kas yra aktualiausias, ką tik baigtas projektas, jis natūralu, kad turi ir naujausią įrangą ir kažkokius naujausius sprendimus. Ir tai yra tikrai faktas. Bet šiandien keli akcentai truputėlį ne apie tai. Tokiomis progomis aš dažnai mėgstu irgi atkreipdėmėsi, mes vis dar kartais esam linkę įsileisti save tokią mintį ir kalbėti apie tai, kad kultūra ir menas gimsta iš kančios, iš vargo. Ir būtent šis pasakymas reikalauja pačios didžiausios desovietizacijos. Tai yra absoliutus mitas, atėjęs visai iš tų laikų, kurių mes ne visai gal norime prisiminti ir apie juos kalbėti, bet iš esmės kultūra ir menas kaip tik nusipelno geriausių sąlygų ir absoliutus mitas. Gražiausi dalykai irgi yra gimę tikrai nebūtinai varge ar kažkokioj kančioj. Kančia gali būti kažkokia emocinė, dvasinė, kūrybinė, bet jos neturi lemti fizinė aplinka. Tai yra visiškai ne tos santvarkos, ne to laikmečio mąstymas. Ir tikrai šiandien labai jaučiu, kad mes kartais sprendimus, kai priminėjame kažkur Vilniuje, kabinetuose, tai mums atrodytų, tai ką, yra vienas kultūros centras, kitas, trečias objektas, penktas, bet būtent, kad atvažiuoji kokį atidarimą, tu supranti, kiek kiekvienas projektas yra individualus, kiek jis daug reiškia vietos bendruomenė, kiek jis daug reiškia tiem žmonėms, kurie čia kūrė, dirba. Ir kai kalbė apie kultūrą, visada kažkaip esi linkęs kalbėti apie labiau turinį, ne apie formą, bet šiuo atveju forma yra labai svarbu. Ta forma galiausiai lemia jauseną tų žmonių, kurie čia dirbs, veiks, kurs, nes iš pirmų vedėjų žodžių supratau, kaip jie yra pasiilgę tų savo namų, tos aplinkos, kur dėl tų statybinių darbų buvo vienokia ar kitokia pauzė, bet tai yra neišvengiama. Aš tikrai džiaugiuosi matydamas irgi prieinamumo sprendžiamas problemas, nes tam tikros irgi intervencijos daro šį objektą atviresnį didesnė visuomenės daliai, kas irgi jau turi būti kiekvieno objekto visiška higiena ir neturim apie tai net daug diskutuoti, turime tiesiog taip padaryti. Aš matau irgi, kad tokiais paprastais, jautriais inkliuzais irgi yra išsaugotos vietos arba rastos naujos vietos, kalbant apie pano tiek centrinėje foje, tiek antrajame aukštėje, kažkur irgi paliktas irgi buvusio interjero detalė, kurie primins ypač vyresniai kartai, kokios čia buvo emocijos, nes tai yra jų ryšys, jų emocinis ryšys su ta vieta. Tai man šitie dalykai, kalbant apie formą,
iš tikrųjų labai patinka, kad nuo jų nebuvo pabėgta ir tai yra irgi tam tikras kodavimas, kodėl žmonės čia turėtų grįžti ir grįžti. Na, o galiausiai grįžtant visgi prie to turinio, tai tikrai labai linkiu, kad visi čia jaustųsi kuo puikiau, kad suvoktumėm, kad kultūra yra ne tik pramoga, bet ir, žymiai tokie gilesni, aukštesni dalykai, kalbant ir apie jau tą tokią, kultūrą, meną, tą tokią prigimtinę tų žodžių prasme. Ir tikrai labai linkiu, kad čia kuo daugiau būtų įvairių sąveikų tarp skirtingų žanrų, tarp skirtingų kolektyvų. Su meru irgi ir jo komanda buvom susitikę savivaldybę, irgi labai jaučiu tą tokią, ambiciją ir regioniniu mastu. Tikrai šitas kultūros centras turi ką pasiūlyti ir aplinkiniam savivaldybėm. Tai tikrai yra džiugu, kad tas regioninis dėmuo yra jaučiamas ir matomas. Tai kitaip tariant, yra visos prielaidos tikrai sėkmingai veiklai, sėkmingam objektui ir tikrai tegu šis atidarimas žymi tam tikrą restartą, naują pradžią, bet jūs turite visas galimybės tiesiog padaryti šią vietą labai labai puikią. Tai dar kartą sveikinimą jums visiems, džiaukitės, būkit, rinkitės čia, nes kultūra kuo toliau, tuo labiau bus ne tik pramoga, bet ir įvairių, tame tarp ir socialinių problemų sprendimo įrankis. Tai kviečiu matyti kultūrą taip horizontaliai, kaip tik įmanoma. Ačiū jums visiems. Ačiū ministrė. Na, o dabar prie mikrofono noriu pakviesti žmogų ir ne tik jį per tą atsinaujinimo etapą kultūros centre darbuotojų lyg ir padaugėjo. Jie tapo lyg mūsų komandos nariais. Aš turiu galvoje ir Stasį, ir Rytį, ir Justiną, ir visus kitus, kurie čia sukosi kiekvieną dieną tuos eilę tų metų, kol vyko statybos darbai. Ir norėjau lyg pasakyti, kad gerbiamas kolega, kaip darbuotoja, prie mikrofono uždarosios akcinės bendrovės projektas Karma komercijos direktorius Stasys Bružas. Labas vakaras, gerbiami svečiai, susirinkę visi šeimininkai. Kadangi svečiai anksčiau kalbėjo nesusiplanavę, tai atėmė visą laiką, aš labai trumpai kalbėsiu. Tai šitoje salėje, kaip Gintaras sakė, tikrai teko pastovėti 3 metus šitoje scenoje, bet tikrai taip nesijaudinau, kaip šiandien jaudinosi, nes nesu kalbų sakytojas, o kada vyko darbai, tai tikrai žinojau, kas kur turi būti padaryta, tai todėl buvo paprasčiau stovėti čia. Ką aš norėčiau tik tais palinkėti Jurbarko kultūros centrui ir visiems čia pasirodantiems, ir kurie pasirodys, ir visiems žiūrovam turėti labai gerą laiką čia, kurti daug naujų spektaklių, daug šokti, daug dainuoti, rasti naujų visokių idėjų, kad tik tais viskas klostytos kuo puikiausiai. O labai norėčiau padėkoti tai tikrai visam projektas Karma kolektyvui. Didžiulis darbas padarytas čia, matėte tikrai nuotraukose, kaip kas atrodė, kai buvom išgriovę ir va čia, kur žiūrovai sėdit, važinėjom su ekskavatoriais ir taip toliau. Tai įdomus buvo etapas, bet tikrai daug praktikos ir patiems buvo iššūkių nemažų, kuriuos įveikėme. Tai ačiū labai savivaldybei, ačiū labai merui, ačiū labai gerbiamam Sauliui, Jolantai, ačiū Skaidrai, ačiū direktoriai Aidai, Gintarui. Tai tikrai buvo daug iššūkių, daug reikėjo ką aptarti, daug reikėjo ką rasti kompromisų, bet tikriausiai ne veltui čia aura yra kultūros centro ir tokių žmonių, kur juos visą laiką rasdavom ir viską išspręsdavom. Tai labai malonu tuo. Na ir kaip visur gyvenime yra dėsnis, kažkieno pabaiga reiškia kažkieno naują pradžią. Tai žinom, kad tai pastatas nėra naujas, bet vis tiek simboliškai direktoriai norėtumėm įteikti naujai pradžiai tą naują raktą ir kurkit, aukit ir žydėkit.
Taigi ačiū už dovanas. Na, brangieji, dar aš svečių paprašysiu pasilikti ir direktorę šioje scenoje. Bet noriu kreiptis į žiūrovus. Ar kas nors man gali pasakyti, kaip prasideda bet koks renginys, kuo prasideda bet koks renginys šioje salėje? Gal tiksliau paklausiu, kas pakviečia mus užimti vietas salėje? Kas pakviečia? Skambutis, sako, taip, kažkoks tai ženklas. Mes nutarėme, kad nuo šiol Jurbarko kultūros centras turės savo muzikinį šaukinį, kad visi žiūrovai susirinkę į kokį nors renginį, ar vaikščiodami parodų erdvėse, ar busimoji kaviniai, kuri netrukus, tikiuosi, atsiras, žinotų, kad jau pats laikas grįžti, ateiti į salę ir užimti savo vietą, nes tuoj pat prasidės kažkoks tai ar spektaklis, ar koncertas, ar kito žanro renginys. Ir dabar mes išgirsime tą svečių pagalbą, išgirsime tą šaukinį ir atsiminsime. Taigi aš prašau įnešti, kaip čia, taip, prašau tą, ateikite svečiai visi, padėkite rankas, kai aš suskaičiuosiu iki 3, jūs paspausite, gerai? Dabar uždėkite rankas ir tada pasigirs tas skambutis. Taigi 3, 2, 1, paspaudžiam. Štai naujasis mūsų muzikinis ženklas, kuris skelbs, kad renginys tuoj prasidės asių šviesiam. Kadangi suskambėjo skambutis, aš kviečiu kuo greičiau užimti vietas salėje, nes jis nuskambėjo. Mes visi puikiai žinom, tai mūsų neoficialaus jurbarkiečių himno Pjaun broliukai pirmieji motyvai ir jie mus kvies į kiekvieną renginį. Taigi dabar, kadangi nuskambėjo tas skambutis, man belieka ir paskelbti, kad tuoj pat, netrukus, jūs kviečiame stebėti šioje scenoje prasidėsiantį Jurbarko kultūros centro tautinių šokių kolektyvo Nemunėlis vadovė Jolanta Telišauskienė ir sukūrėlis vadovė Kristė Donauskienė teatralizuotą muzikinį šokių spektaklį Visos mano saulės. Aš noriu pasakyti, kad šio spektaklio autorius dar tuo kart buvo studentas praeitais metais, mūsų jurbarkietis, o dabar jau diplomuotas choreografas Matas Tirbys, jis salėje sėdi, autorius šio koncerto, jam kuo didžiausios sėkmės, jums kuo geriausių įspūdžių. Ugnį šoko moteris, sapnų ir svajonių gimdytojos, kančių ir džiaugsmų dukros, paklydimų ir žygdarių seseris, ilgesio ir susitikimo mylimosios, sukosi išskleistomis apkabinimai rankomis, besiplaikstančiais plaukais, kvatojančiamis burnomis, kibirkščiuojančiamis akimis. Norėjo įsukti vėją į savo spalvotų suknių nėrinius, aplenkti žvaigždės skubančias per dangų. Čia pat lėtai supavo mėnulį marguose skarų raštuose, šypsenomis tylesnėmis užauštančią aušrą, kojomis garbinančiomis gėlėtą pievą,
sirpstančio laiko glostymas, upelių tekėjimas iš akių į rytus, nebylus laukimo miegas. Visos skirtingos moterys, kurios kada nors buvo. Narsios, aistringos ir švelnios, klystančios ir palūžtančios, atgimstančios ir keliaujančios, smogiančios ir glostančios, nirštančios ir atleidžiančios. Kaip jausmingai jos šoko gyvenimą. Ir kiekvienos iš jų buvo manyje. Visos mano saulės sutekės į vandenį. Visos mano žemės susigers į mėnesį.
Per kalnus saulė ritasi, kaip amžinas ugniakuris. Ugnim viršūnės užkuria, žiedais plačiai pasiberia. Sniegais dainuoja spindinčiais, ledais dainuoja skambančiais. Ir rodos, nėra spindulio, kuris kristų tylėdamas. Ir rodos, nėra atgarsių, kuris gimtų nemylimas. Ir aš, iš kalno modamas pasauliui šiam dainuojančiam, lenkiuos į žemę žydinčią, glaudžiuos prie jos garuojančios. Ir kažkas toli aidija, ir kažkas vėjų skambina. Širdis pati kūrenasi, daina pati dainuojasi.
skleidžiasi mirga balti rusvi žiedai, o vėjas, lengvas, lengvas lyg tavo atodusis, nešioja žiedadulkių aromatą. Ir bitės, tos šventos ir tyros būtybės, į kurias lietuvis žvelgia Dievo baimingai pagarbiai, kopia, skrenda, kabinasi, supasi, skuba, dūzgia, 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 dūzgia.
pavasaris, dainuot jums alyva, upelė virva vėl gyva, padangių nemunų pietys, ritena debesų lytis. Pavasaris berželio šakeles rovena, jo žalsvas kraujas, kraujas mano, o laisvės nerimas lakus, su vėju gairina laukus. Ant balto debesio nutūpęs, tai gluosnių linkčioje prie upės, krekždenus skrieja per laukus, tas laisvės nerimas lakus. O varpas 100 kartų šauks man. Vis meilė, džiaugsmą, laimingas būk į žemės brolį, širdies žirgelis duoda šuolį, be kelio tako per laukus, tas laisvės nerimas lakus. tu man moji savo ranka. Ar tavajam delne man vietos yra, atsakyk man, nors aš ir už lango. Sėdžiu ant palangės ir matau tave, tu man moji savo ranka. Ar tavajam delne man vietos yra, atsakyk man, nors aš ir už lango. Kad ir už lango, už lango, už lango plastikinio, už lango, už lango, už lango tavųjų akių. Palangės, o tu jau praėjai, vaje, kaip grakščiai. Aš tikrai, kaip ir vakar, sėdėsiu čia ir ryt, gal man teks dar tave pamatyti. Kad ir už lango, už lango, už lango plastikinio, už lango, už lango, už lango tavųjų akių.
už lango plastikinio, už lango, už lango, už lango tavųjų akių. Aš vis dar sėdžiu ant palangės, o tavęs dar nematau, na kur tu pradingai. Gal už lango, gal už durų, gal už sienos, gal kitam name, gal kitam mieste, gal kitam pasaulį, gal už mano akių, kad ir už lango plastikinio, už lango tavųjų akių.
kiek ženkliai. Jurbarko kultūros centro atidarimo po atsinaujinimo iškilmingas vakaras baigėsi. Ačiū visiems atvykusiems svečiams. Mes nesakome viso gero, tačiau su džiaugsmu visų lauksime ir kituose renginiuose. Iki malonių susitikimų.